Sveiki! Šiandien kalbėsime apie tai, kas, manau, yra be galo aktualu daugeliui, kurie mokosi anglų kalbą. Taigi, kaip pagaliau nustoti viską versti galvoje ir pradėti mąstyti tiesiogiai angliškai. Na, tai yra vienas iš tų esminių, didžiausių žingsnių vedančių į tikrai sklandų kalbėjimą. Ar pažinomas tas jausmas, kai prieš ištariant žodį galvoje prasisuka visas vertimo procesas? Jei taip, tai tikrai nesijaudinkite. Tai yra bene didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria kone kiekvienas besimokantis. Bet gera žinia ta, kad šiandien kaip tik ir pažiūrėsime, kaip jį įveikti. Štai kas yra tie vadinamieji vertimo spąstai. Įsivaizduokite, išgirstate klausimą angliškai. Ką daro smegenys? Pirmiausia, verčia jį į gimtąją kalbą. Tada sugalvojate atsakymą lietuviškai. Ir galiausiai verčiate jį atgal į anglų kalbą. 3 žingsniai. Visiškai nenuostabu, kad kalbėjimas atrodo lėtas, stringantis, o pasitikėjimo savimi nekvapo. Juk smegenys dirba trigubą darbą, kai galėtų tiesiog bendrauti. Ištrūkus iš šitų spaustų, viskas staiga pasidaro lengviau. Pokalbiai tampa natūralūs, o ne panašus į kokį sudėtingą matematinį egzaminą. Gerai, taigi koks sprendimas? Na, viskas prasideda ne nuo kažkokių sudėtingų technikų. Pats pirmas ir svarbiausias žingsnis yra požiūrio pakeitimas. Taip, viskas prasideda būtent galvoje. Pažiūrėkime į 2 skirtingus mąstymo būdus. Vienoje pusėje – tobulumo siekis. Tai nuolatinė baimė padaryti klaidą. Dėl šios baimės atrodo, kad būtina viską pirmą išsiversti, kad tik nesuklystum. Ir kas tada? Natūralus kalbos srautas tiesiog užblokuojamas. O kitoje pusėje – praktikos požiūris. Jis sako, ei, klysti yra normalu. Tai leidžia atsipalaiduoti, likti anglų kalboje net ir nežinant žodžio ir lavina lankstumą. Būtent šis požiūris ir atveria duris į tikrą sklandumą. Ši mintis, manau, viską pasako. Mąstymui angliškai reikia laisvės. Jei baimės suklysti yra didesnė, vertimas visada bus pirmas žingsnis. Taigi, ką reikia padaryti? Tiesiog paleisti tą tobulumo siekį. Laisvė klysti – tai ir yra tas tiesiausias kelias į mąstymą angliškai. Gerai, nuo teorijos prie praktikos. Dabar panagrinėkime kelis labai paprastus, bet veiksmingus kasdienius įpročius. Tai dalykai, kurie nereikalauja daug pastangų, bet pamažu treniruoja smegenis mąstyti kitaip. Pradėkime nuo kažko neįtikinai paprasto, bet tuo pačiu ir genialaus. Tiesiog apsižvalgykite aplink. Ką matote? Ir mintise, be jokio vertimo, įvardinkite tos daiktus angliškai. Kodėl taip gerai veikia? Nes tokiu būdu smegenyse kuriami nauji neuroniniai takai, kurie tiesiog aplenkia tą seną įprastą vertimo kelią. Taigi tiesiog mintise įvardinkite. Pavyzdžiui, matote lovą, galvoja iškart bed, kėdė chair, langas window. Juk paprasta, tiesa? Taip kuriamas tiesioginis ryšys tarp daikto ir jo pavadinimo angliškai, jokio vertimo tarp jų. Gerai, kai jau įprantamai vardyti daiktus, galima žengti kitą žingsnį. Pradėkite kurti trumpus, paprastus sakinius. Tai toks vidinis monologas apie tai, ką dabar darote, kaip jaučiatės ar ką galvojate. Ir svarbiausia, viskas vyksta tik anglų kalba. Ir tikrai, nereikia čia jokių sudėtingų konstrukcijų. Pradėkite nuo to, ką jau mokate. Jaučiamas alkis, mintyse I'm hungry. Žvilgsnis pro langą, the weather is nice. Vėluojama, I'm late. Tokios mažytės frazės iš tiesų moka smegenis formuoti mintis iškart angliškai, be vertimo. Gerai, o dabar technika, kuri veikia ne tada, kai apie tai negalvojama. Tai vadinamasis pasyvusis panirimas. Idėja? Be galo paprasta. Tiesiog pakeiskite savo telefono kompiuterio kalbą į anglų. Taip pradžioje gal bus truputį keista, bet tai nuolat veikia smegenis. Tik pagalvokite, kiek kartų per dieną pamatomi tokie žodžiai kaip settings, messages, photos, 10, o gal ir 100 kartų. Net specialiai nesimokant, smegenys tiesiog sugeria šį žodyną ir pamažu pripranta prie angliškos aplinkos. Taigi, aptarėme pasyvius metodus. Dabar metas pereiti prie aktyvesnių technikų. Jos jau remiasi tais paprastais įpročiais, bet reikalauja šiek tiek daugiau sąmoningų pastangų. Bet čia kyla tas didysis klausimas, o ką daryti, jeigu staiga pamirštamas arba tiesiog nežinomas reikiamas žodis? Tai yra ko gero viena didžiausių baimių, kuri tiesiog sustabdo bet kokį bandymą mąstyti angliškai. Baimė įstrigti. Bet sprendimas yra stebėtinai paprastas. Visa gudrybė čia yra nesustoti. Užuot iškart puolę išieškoti vertimo, tiesiog apibūdinkite tą daiktą. Pavyzdžiui, pamiršite žodį umbrella.
Jokių problemų. Mintise sakote, oh, is the thing we use when it rains. Ir viskas. Svarbiausia, kad smegenys lieka anglų kalbos režime, o ne šoka atgal į vertimą. O štai dar viena labai galinga 3 žingsnių strategija. Pirmas žingsnis – klausimas. Tiesiog klausykitės podkastų, dainų, žiūrėkite serialus. Taip smegenis natūraliai sugeria sakinių struktūras. Antras žingsnis – skaitimas. Net jei tai tik 15 minutės per dieną. Tai padeda priprasti prie rašytinės kalbos struktūrų. Na, o trečias žingsnis, vadinamasis šešėliavimas arba shadowing, yra tikra treniruotė. Bandote realių laikų kartoti, ką sako gimtakalbis. Tai tiesiog priverčia smegenis dirbti greičiau ir aplenkti vertimą. Dabar apie tai, ką galima pavadinti tikra supergalia. Tai vidinis dialogas. Tiesiog tyliai kalbėtis su savimi mintise angliškai. Tai yra ko gero vienas geriausių būdų praktikuotis. Kodėl? Nes tai galima daryti bet kur ir bet kada. Ir panaudoti jų galima begalę būdų. Planuojate dieną? Okay, I will wake up at 7. Then I need to finish my work. Renkatės drabužius? Should I wear the black shirt or the blue one? Galima net pasitelkti vaizduotę. Įsivaizduokite, kad esate parduotuvėje. I am at a supermarket. I want to buy some vegetables. Arba tiesiog stebėkite aplinką ir kurkite mini istorijas. A man is walking his dog. A girl is reading a book. Pagalvokite, tai tarsi turėti anglakalbį pašnekovą su savimi. Visą parą, kiekvieną dieną. Gerai, artėjame prie pabaigos. Taigi, kaip visos šios technikos galiausiai virsta tuo automatinio, natūraliu mąstymu angliškai? Yra vienas pats svarbiausias elementas, be kurio niekas neveiks. Ir tas elementas yra nuoseklumas, netobulumas, ne valandos praleistos prie knygų, būtent nuoseklumas. Reguliari, kasdienė, net ir labai trumpa praktika yra tai, kas suformuoja ilgalaikį įprotį. Ir kalbant apie nuoseklumą, nereikia galvoti apie valandas. Tikslas tampa kur kas pasiekiamesnis, kai suvokima, kad užtenka vos 10 minučių per dieną. Taip, tik 10 minučių sąmoningo mąstymo angliškai per dieną ilgainiui duoda tiesiog milžinišką rezultatą. Ir tai mus atveda prie galutinio tikslo. Juk tikslas nėra mąstyti tobulai, be klaidų. Tikslas mąstyti natūraliai, nes kai smegenys pagaliau persijungia į anglišką režimą, kalbėjimas tampa, tiesiog lengvas. Sakiniai ima plaukti patys, o su jais ateina ir tas taip trokštamas pasitikėjimas savimi. Pabandykite tiesiog įsivaizduoti, kas būtų, jei mintis angliškai galėtų lietis taip pat laisvai ir natūraliai, kaip jos dabar liejasi gimtąja kalba. Tiesiog įsivaizduokite tą jausmą. Tai tikrai yra pasiekimas tikslas. Viskas prasideda nuo vienos mažos minties, nuo vieno daikto įvardymo. Būtent tas pirmasis žingsnis be vertimo ir yra kelio į sklandumą pradžia.